Sveiki, taigi šiandien grįžtam prie Hexit antros dalies 7 epizodo ir per šį epizodą, kaip ir sakiau praeitam epizode, bandysim keliauti į kažkokį tai pastatą mėlynų stogų. Pro jį praėjau, tenais buvo pilnas skeletų, auksiniais šarvais ir kažkoksai bosas. Tai maisto kaip ir šiek tiek turiu, jeigu kas susirasim keliaudami arba susirasim tam pastate, bent jau aš tikiuosi, kad ten kažkas bus. Ir kaip ir galim keliauti, čia būtų šitas. Bandom. Imam turbūt žirgą. Ai, nors negalim žirgo neimti, turim šitus batukus, su jais beros mes esam labai greiti. Jo, ir aukštai šokinėjom. Ir keliaujam. Na va ir atkeliavom. Tai norėjau eiti į šitą iš pastatų. Turiu keletą strėlių, gal tos nuimsim su lanku. Ai, bet žiūrėkit, jie nėra stiprus. Jau bent jau šitie auksiniai, tai jų šarvai greitai lūžta. Nu, ogi. Iš galo man įkirto? Ne. O. Tai ką bandom? Ir žiūrim, kas bus. O. Čia gali ir bus įdomu. Bandom eit. O, čia su iečiais. Ir kuo toliau, tuo jie stipresni, kiek suprantu. Kadangi buvo auksiniai, buvo su odiniais šarvukais, buvo su grandininiais ir dabar vienas buvo jau su iron. Ir ne. O, auksinis markytas, šokoladas, maistą gal kas paimsim, jeigu kas paliksim jį tiesiog kažkur. Ir bandom lipt žemyn. O, pagavo. Ui. Aha. Čia tie užkerėti, kur būna, tai gali uždėti tuos visus. Lemba tenais jau diamantinius mačiau. Kaip labai gerai mums būtų, kad nors geresni šarvai. Tai tegul jie čia kaunasi. O aš padėsiu zombį. O, pum. Vėl visokio šlamšto prisirinkom. Vėl prisirinkom visokio šlamšto. Bandom. Turbūt.
Nu įdomu, kas čia per bossas bus. Jie jau netgi deimantinėje pačioj. Arba vėl pats bossas nebus tiesiog labai stiprus, bus kas nors tokio juokingo, kad čia pro visus praeini, realiai sunkiau būna ateiti iki to bosso negu su juo kovoti, kaip ir va su šituom. Taip ir su bokšto bossu. Nugi. Kas čia dabar? Kodėl aš jį neužmušu? Vėl nieko nebematau. Na va. Šitas turbūt. Žalias. O. Nuodėjo mane. Ir kažkas man daro labai daug damage. Pareina. Bėgam, nespėjau pavalgyti. Aš tik daug damage čia noriu gaunu. O, degliukas. Šitas. Ajajajaj. Kaip turbūt nėra jisai toks. Jo, čia jisai. Čia mūsų bossas. Kažkoks skeletas su slime šarvais. Šiaip nėra jisai stiprus, kaip ir sakiau, va. Viskas. Nieko įspūdingo. Bet daiktų galbūt čia bus kokių geresnių. Kažkurio iš trinių mačiau. Iš čia toksai. Degalus, kiek suprantu. Gerai, galim šitus daiktus susidėti ant skrynę, kas yra vertinga. Ne ant skrynę, o į... Nu kur tu čia? Batukai. Bet nieko gero, ja. Šitą paimsim ir šitą. Galim paimti. Turime susidedam. Mes čia radom. Nu, galim paimti dalydomą tos batukus. Tai šitam turbūt tik tais tiek ir buvo viskas. Nieko tokio labai įspūdingo nėra. Jiems vadina toliau. Galim lipti viršų. Per kur mes atėjom. Čia turbūt ne. Tai šitam kaip ir viskas čia. Galim tada bandyti į tą, kur sakiau, kur yra po žeme. Bet mūsų kardas kažkaip labai lėtai tvarkosi. Ir nesuprantu, kodėl ir samanos uždėtos ir uždėtos šitas medinis tas nutenkina. Ir vis tiek jisai labai lėtai kažkaip tvarkosi. Tvarkosi juokas. Labai greitai čia apsisukom šitoj pily. Tai ką čia, tada kaip ir viskas, turbūt ieškom kitos vietos, kur galėtume eiti. Na va, galim bandyti leistis. Pažiūrėsim, kas čia pačioj. Kaip mačiau, čia irgi būna mobų. Svarbiausia vėl nesulaužyti savo kardą. Kaip nebūtų kaip praeitą kartą. Gerai, ten skrinė greičiausiai bus pasti, bet bandoma eiti iki jų. Ir... Čia nieks mūsų nepuola. Ne, taip lengvai. Sproks kas nors. Irgi nieks.
lengvai kažkaip. O čia dar giliau eina. Nerimatau. Išgaunam. Čia nieko nėra. Tai tiesiog tokie tuneliai. Kad jie būtų labai pavojingi. Irgi nematau. Nu, nebent nusileisim žemyn, čia buvom. Tortas. Tortas irgi nespastai turbūt. Čia kas? Nieko. Kažkaip labai tuščia. Bandom turbūt leistis į apačią tada. Jo dabar. Metų susirinkimas čia dar vienas. Jo, čia kažkokie krabai, kurie apsimeta strymiom. Kaip ten apačion dar šokti nenoriu, bet paskui aš manau galėsim pabandyti, jeigu čia nieko tokio nebus. Taip praėjau, galim bandyti šiandien. Šis man labai įdomu, kas čia per vieta. Ir ar čia tiesiog tik tais patoks va. Aš nekenčiu tų mažų zombiukų. Ir šito juoko. Tai man tai bet neimsim dabar. Dar neryta reikia išsikast. Vorų. Žinoma. Ir nieko nėra. Įdomu, čia kažkoksai bosas bus apačioje ar nebus, jeigu mes eisim vis gilyn. Ir pagriebė. Nugi. Kitas didelis. Užmušėm. Iš kur čia jie lenda. Paigylį dar. Kažkokia įdomi vieta su lava. Akmeris. Kas ten per vienas? Tai atmušė mano lanką. Apnuodėjo. Ir čia. Taip ir nieko. Tai čia tada. Taigi tuščia. Avės. Jie pasirodo gali būti siena. Tai iš kur jūs tada čia atsiradot? Kur jūsų sprendimas? Nenustebčiau, kad bus kažkur lubose paslėptas. Bandom gilyn leistis.
kas? Neaišku. Kas čia per velniava? Čia dabar. Kodėl man viskas užtemo? Ten kažkas yra. Tai. Kodėl užtemo? Va ir vėl. Nesuprantu. Kas mums uždeda šitą efektą? Iš kur jie lenda? Ir čia turim Fire Resistance. Padaryk. Bet kažkodėl man ten užtemus, tai man labai įdomu. Kodėl taip daro? Čia dar giliau galėsime. Kuo toliau, to įdomiau. O, dar vienas skrinė. Ir... Šituos paimsim. Galim iškart susidėt. Nereikalingus daiktus mes čia. Ar aš juos tiesiog vėl ne ten susidėjau nereikalingus daiktus. Ir šitas nesusimest. Bet kitų mums čia užtemus, labai įdomu. Va ir vėl. Ir čia kaip nieko nėra. Lavos kėbulėm paimsim. Paimsime dainos, tai galim rinkt, nors nežinau, ką jos daro. Čia nieko nėra, tai daugiau paimsime viskas. Gal kažkas apačioje dar. Bandysim nusileisti. Tikiuosi, kad mes nesprogsim kažkur nei iš jo, nei iš to. Ir vėl. Ir jie turbūt, ne, jie nevienodas vietos susiplėtų. Skirtingose. Skydas kažkoks ir galim paimti šitus būtinai. Tas irgi paimsim. Pasa nieko nėra, ne. Bandau tada įsikast tą spawnerį. Įkasam. Dinamitas. Kviečianti duona, gerai, šitą paimsim kaip maistą turbūt. Ir čia mes kažką turim. Jau zombiai su šarvais. Kaip ir nors gali yra kažkas. Apačioj vos nei lava. Čia velniai. Bet tas tunelis per didelis. Ne. Iš kur čia jūsų tiek? Nieko nesupratau, kas čia įvyko. Bet jo, čia mes kuo toliau, tuo giliau ir pas stipresnius mobus patenkam. Tai įdomu, kas bus apačioj. Įdomu, kas bus apačioje dabar, kas per... Mažas. Kviečianti duona.
šviesime su duona. Nekenčiu šitų mažų parazitų. Čia buvom, tai ką tada ratuku apėjom, turbūt galim leisti žemyn. Susimetam, kas reikalinga. Viskas, liktai niekam daugiau vietos nebeturim, galim tada visus šitus bereikalingus daiktus palikt. Ir leidžiamės gilin. Čia iš vis labai daug jų. Vider skeletai. Įdomiau. Tai pasidaužom, bandysim pirmą nuo to šono praeit. Iš kur tu čia atsiradai? Ir kaip tu čia patikai? Kaivas partneriai vėl sienose. Bet ne tiek, iš kur jūs čia atsirandat? Čiagi nėra spavnerio. Ten kažkas yra. Kardas. Ko iš čia dabar? Šitas. Kur kardas mūsų? Lyg prasidaučiam, bet iš kur jie lenda? Ai, čia spavneris dar vienas. Dar vienas spavneris. Nugi gana! Vėl kalnas varau. Atšok. Ne. Jūsų kardas ten. Nugi mirk tu. Čia biškutį stiprokė apačioj. Ir mes likę be kardo. Vėl. Kaip ir kažkurioj serijoje, kai ėjom pas bosą. Bokštą. Tai taip pat likom be kardo. Nugi mirkit. Išsikast, būtų gerai. Ir viskas, čia kol kas bent jau. Galim pasimt kardą. Šitą lasdą, kiek žinau, jinai yra nebloga visai. Tai mes galim jos nuimti per atstumą. Progi ten. Kur jie čia atsiranda, aš nesuprantu. Čia jų taip masiškai daug ir kardas mūsų lūžta. Ne. Ir maistas baigėsi. Nu kodėl taip čia viskas? Vėl kardą praratom. Ir maisto nebeturim, reikia galvot kažką dėl maisto. Šito tai jau nereikia. Gal kupriniai kažką netyčia pasidėjom. Morkytės kelias. Ir vis šokoladas. Dar mačiau šokoladą turim. Bet lūžta ir mūsų kardas jau. Ir nelabai turi maisto. Aš noriu dabar. Bet kaip taip? Apneris gal kažkur.
Ne. Jo, tam dar. Gerai, kad batukai šiti. Va, iš kur tie varai lenda. O čia. Tiesiog skrinė. Turim kažkokius šarvus. Auksinis kiaušinis. Būtinai paimsim, pažiūrėsim, ką jis daro. Visai kaip per Velykas. Kaip darbastalio, niekur nėra ir medienos neturim, galėtume pasigaminti maistą, nes mačiau, tenais yra kviečių. Maistas. Penktą skydą paliksim, šitus paliekam. Paliekam. Ne, to stiklo irgi mums kaip nereikia. O, ir šarvai mūsų laužtuoja. Ir iš kur šiti čia atsiranda, aš nesuprantu, gal čia... Jo, žinoma. Žinoma, kad tos sienos spawneris kitaip ir būt negali. Kaip čia kitaip? Nieko norėjau sakyti. Nebūna nieko. Bet čia nieko nėra, čia buvo tiesiog spastai. Jo. Čia buvo tiesiog spastai. Vis tiek jie čia. Nesuprantu. Šitas vidar galvas galim paėmt. Ir ne tai, kad galim, bet reikia. Todėl, kad galėsim viderį įsikviesti. Man įdomu, ar jisai čia yra labai galingas ar ne. Čia buvom, čia kur sakiau, kad neįsiu, bet bandau tas valgyti šitą, man pilnai dar kažką duoda jisai. Arba kažką aš girdžiu, kad čia labai kriokia ir man tai nepatinka. Kiaulė kažkas. Vėl be kardo. Ja. Kaip aš nekenčiu, kaip tos šildelės pajuoduoja, aš nematau gyvybių. Lyderis, ne? Bet čia kažkur tikrai yra spawnerio. Tikrai yra. Tas jie atsiranda ne iš oro. Ne iš oro, čia atsiranda, čia tikrai yra kažkoks spawneris, neaišku kur. Aš noriu patikrintis tuose skrinėse. Čia bus viršuj turbūt kažkur tie spawneriai. Ar ne? Vėl, kaip aš nekenčiu, kai vieną kartą paėmė. Gal šituose spawneris? Jo! Čia visuose juose. Nugi, atsikabykit. Apnuodijo. Ir neturim nei obuoliuko nieko. Pusė širdutės. Pusė širdelės. Ir tie nuodai ilgai. Reikia valgyti. Ne! Kodėl būtinai skeletas? Gyvybių beveik neturi. Daugiau gal spawnerų yra? Ne. Nesuprantu, tenais yra. Bet mūsų kardai viskas. Patikrinkas paiskai. Kalnytis.
Eik iš čia, nu, bėk. Galo dar. Ne. Man atrodo, čia kol kas užteks, reikia mums čia galingesnių šarvų galbūt, arba tiesiog daugiau maisto pasimti ir po truputį mėginti. Bet kad va taip, va čia viskas. Ir jokio maisto. Šitas dalykas tai man nepatinka visiškai. Šokolado mačiau turim šiek tiek. O. Ne. Ne. Nejuokaukit jūs čia dabar. Nu kaip šitaip pridžėlį pamažas. Palikit jūs mane ramybėj. Išeinu jau, išeinu. Joškit. Vos nemirėm. Ir mūsų išėjimas iš čia yra... Tikrai ne čia. Man rodos čia. Ėjom tada čia. Bet šarvus beveik visiškai sulaužė. Būtinai mums reikia kitų šarvų. Nes su tokiais šarvais nieko nebepadarysim, reiks ieškoti. Bet tada šarvus galbūt bandysiu už kadro pagaminti. Arba pagaminti, arba tiesiog laukt, kol bus koks žvaigždžių lietus, arba keliauti naktim ir susirasti tų žvaigždžių, jeigu pavyks. Nes, kaip ir minėjau, iš tų žvaigždžių darosi žiauriai geri šarvai, žiauriai. Tai va, mums būtent jų reiktų. Tai aš manau vis tiek tada kardas lūžta, šarvai lūžta. Tai susitvarkysiu šitus dalykus, pasižiūrėsiu šarvus bent kažkokius, jeigu negausim geresnių, tai laikinai dėsimės deimantinius. Ir manau grįšim kitam epizode. Tai šiame epizode tada tiek. Su jumis buvau aš Gedas. Nepamirštu nusiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėt artėjančių epizodų. Ir iki pasimatymo bandysim grįžti stipresni.